Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato 3 pamokų ciklą apie lietuvių kovas už laisvę skirtą Lietuvos kariuomenės istorijai. Nuo seniausių laikų mūsų kraštai buvo puldinėjami priešų dėl įvairiausių priežasčių. Pristatome didžiausią pavojų mūsų valstybingumui kėlusius karus. Kovos su kryžiuočiais leidusios įkurti Lietuvos valstybę, XIX amžiaus sukilimai už valstybingumo atstatymą bei 1918–20 metų nepriklausomybės kovos leidusios išsaugoti atstatytos valstybės laisvę. Taigi, 3 etapai, 3 temos, 3 pamokas. Čia bandysime aplankyti iškiliausius tų laikų istorinius objektus, susipažinti su jų istorijomis, atkreipti dėmesį į detalės ir pabandyti paragauti to laikmečio dvasios. Kryžiuočių ir kalavijuočių ordinai tai vienas iš pirmųjų priešų, kurie atvyko į mūsų kraštus. Kai jie pradeda puldinėti mūsų kraštus, mes savo valstybės dar neturėjome. Dėl to 1253 metais kunigaikštis Mindaugas taps Lietuvos karaliumi ir įkurs Lietuvos karalystę. Atsiras sisteminė, struktūruota gynybos idėja. Pirmasis priešo žygis Lietuvoje yra 1236 metai Saulės mūšis. Po 174 metų, Liepos 15 dieną, Vytautas Didysis ir jo pusbrolis Lenkijos karalius Jogaila įveikė kryžiuočius Žalgirio mūšyje. Nuo tos dienos nei kryžiuočiai, nei kalavijuočiai į mūsų kraštus nežengė. Turime apgintą, laisvą valstybę. Taigi esame ant vieno gražiausių Lietuvos piliakalnių Seredžiuje, kuris kryžiuočių dokumentuose minimas jau 1293 metais, jog čia stovėjo pagonių pilis. Tiesa, tais laikais pilis buvo statomos tik medinės, kad būtų galima apsisaugoti nuo greitų kryžiuočių antpuolių. Na ir neatsitiktinai Pieštvės pilis buvo dešiniajame Nemuno krante. Būtent upėmis buvo galima keliauti labai greitai, tuo tarpu kitais keliais Lietuvoje keliauti buvo neįmanoma. Yra užfiksuota kronikose, kad 4 riteriai, kryžiuočiai iš Klaipėdos į Kauną keliauja 2 mėnesius. Tuo tarpu Nemuno upe buvo galima šį kelią nuplaukti per 3 dienas. Taigi Pieštvės pilies gyventojai pamatė priešą, galėdavo užkurti laužą ir dūmais perduoti signalą netoliese esantiems lietuviams, kad priešas jau yra netoli ir būtų galima pradėti ginkluotis, ruoštis kovai, jeigu tai būtų reikalinga. Kaip matome, medinės pilis nebūdavo didelės, juose daug žmonių netilpdavo, kadangi reikėdavo pasistatyti pastatus, kur būtų laikomi ginklai, kur būtų laikomos maisto atsargos. Na ir iš principo tiek ginklų, tiek maisto atsargų čia daug netilpa. Priešas visuomet siųsdavo žvalgybą išsiaiškinti, kiek pilyje telpa karių, ir tų karių visą laiką atsiųsdavo 10 kartų daugiau. Tarkim, jeigu čia sutilptų kariauti 500 karių, kas sunkiai tikėtina, vadinasi, priešas turėtų atsiųsti 5000 priešų, ar ne, 5000 karių. Na ir priešai paprastai keliaudavo arba vasarą, kada Lietuvos pelkės išdžiūvusios ir būtų galima praeiti per tankius miškus, per pelkes, arba žiemą, kada viskas yra užšalę. Bet čia yra dar vienas dalykas. Tiek vasarą, tiek žiemą lietuvių maisto atsargos dažnai būdavo be pasibaigiančios ir priešams tai būdavo gerokai lengviau, nes gurgiančiais pilvais lietuviai, ne visuomet stotų į kovą. Dabar pabandysime mes atlikti tokį istorinį tyrimą ir apsirengę šarvais pabandysime užpulti pilį, įkopti į piliakalnį, ar ne? Na ir jeigu tai nepavyks, pabandysim apšaudyti su strėlėm iš lanko. Keliaujam. Taip, tai dabar pasimatuosime, kiek sverdavo senovės riterių šarvai. Lipu ant svarstyklių be šarvų. 92 kg 500 gramų. Na, stiprus vyrai daug sveria. Tai dabar dedame šarvus ir lipam antrą kartą. Pirmiausia, užsidėsim žiedinius marškinius, kad priešas nesupjaustytų mano kūno. Dedami lameliariniai šarvai. Šalmo paminkštinimas, kad galva nesidaužytų į metalinį šalmą. Taip. Taip pat reikalingas skydas ir pasimsim kalaviją. Tai mūsų tikslas bus pabandyti šturmuoti piliakalnį
kaip tai darydavo senovėje kryžiuočiai ir kalavijuočiai. Tiesa, su vienu kalaviju mes neapsieisime, nes reikėtų įsidėti ir kirvį. Jeigu kova pasisuktų nenumatytai, pasiimsim kalaviją. Ir pulsim Seredžiaus piliakalnį. Taigi dabar pasižiūrėsim, koks mūsų svoris yra su šarvais. 117 kg 200 gramų. Beveik 25 kg svorio. Nėra lengva. Per šalmą nieko nematau. Turint omeny, kad į mane šaudytų strėlės, lengva tikrai nebūtų. Bet kadangi dabar tik parodomoji versija, tai na, išties nuostabūs vaizdai. Jau kojas kaip po maratono. Ne, bėgti tikrai neįmanoma. Gal dar, jeigu lėtai einant. Bet priešai manęs su arbata nelauks. Štai kodėl pilis turėdavo pulti 10 kartų didesnės pajėgos, nes didelis nuostolis yra patekti į pilį. Na ką. Jūs vaikai, jeigu į ekskursiją ant piliakalnio, nesugalvokite taip kaip aš lipti. Tam aš ir lipu, kad jūs neliptumėt. Jeigu priešas iš lankų nešaudytų ir pasitiktų su atidarais vartais, tai gal dar ir nėra blogai. Bet jėgų visiškai nėra kautis. Dėl to mes ir nesikausim. Kaip man pavyko? Puikiai. Kartojam nuo pusės, ane? Viską kartojam. Viską? Šiukauju. Belekas, žinok. Na, pripažinkime, kad kopti į kalną nelabai sekėsi, pareikalavo daugybės aukų, tad kol vieni priešai puldavo, kiti bandydavo apšaudyti pilies sienas, tai mes tą ir pabandysime atlikti, tiesa, su šiuolaikiniais lankais ir šiuolaikiniam strėlėm. Ar įmanoma dašauti iki piliakalnio viršaus. Kol kas atrodo, kad nelabai, bet pabandysim dar keletą kartų. Šaudymas iš lanko reikalaudavo daugybės įgūdžių. Ir šaltiniuose fiksuojama, kad kariai treniruodavosi naudoti lanką apie 25 metus. Ir tik po to galėdavo keliauti į kovą. Tad ypatingų pastangų ir technikos reikalaujantis mokslas. Ne piliakalnis, bet gal ir neblogai. Tiksliau, ne pilies aikštelė. Nu, dar kartelį. Jeigu 25 metus pasitreniruočiau, gal ir dašaučiau. Dabar gali kilti klausimų, kokius ginklus aš čia su savim turiu.
Tai yra tipiniai kryžiuočių ir kalavijuočių ginklai, naudoti praktiškai nuo 13 iki 15 amžiaus. Tai pagrindinis ginklas be abejo yra kalavijas. Tai nėra kardas, o kalavijas. Skiriasi nuo kardo tuo, kad kalavijo ašmenys yra tiesus kaip liniuotė, o kardas paprastai būna lenktas šiek tiek. Kadangi jisai būdavo ypatingai brangus, lietuviai nelabai buvo linkę jais naudotis. Pirmieji kryžiuočių aprašymai, kai jie atvyksta į mūsų kraštus 13 amžiuje, stebisi, kodėl lietuvio pagrindinis ginklas yra ietis, o ne kalavijas. Tai atsakymas yra labai paprastas. Ietį galima pasigaminti labai lengvai, su juo galima medžioti, ar ne, o reikalui esant neštis ir į kautynės. Kitas labai svarbus lietuvių ginklas, tai buvo kirvis, kuriuos vėlgi turėdavo visi, reikia namą pasistatyti, malkų žiemai ar ne, tai jau su dviem ginklais, su kirviu ir su ietimi galima kariauti. Na, o dabar kodėl lietuviai nelabai su kalavijais keliaudavo į kovas? Dėl to, kad jų kaina buvo didžiulė. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad kalavijo kaina šiandien atstotų maždaug 100 000 eurų. Tai jeigu mums šiais laikais yra sunku sutaupyti 100 000 eurų įsigyti namą, mašiną, tai prieš 6 ar 700, net 800 metų žmonės taupydavo tiek, kad įsigytų vieną vienintelį kalaviją. Toliau seka šalmas. Šalmas, kaip matot, apsaugo nuo kertamųjų smūgių. Turime antveidį, kad reikalui esant būtų galima nusimti ir plačiau matyti, daugiau oro įkvėpti. Na ir kovai esant užsidėti, kad apsaugotų mano veidą. Po šalmu reikia dėvėti be abejo ir medžiaginį pošalmį, nes priešingų atveju metalinis šalmas daužysis tiesiai į galvą ir tikrai daug gero nežadėtų. Tai va, dabar šarvai tai būdavo arba iš plokštelių tokių juostelių, kaip matote. Tarp kitko, kunigaikštis Kęstutis savo antspaude taip pat dėvi šitokius šarvus. Jie apsaugo nuo kirčių, nuo dūrių, o po apačią aš turiu, kaip matote, žiedinius marškinius, kurie vėlgi apsaugo mane nuo pjūvių, nuo kirčių, bet neapsaugo nuo dūrių. Taigi, užsidėjus ant viršaus tokius šarvus, manęs jau nei padurs, nei nukirs. Tai va. Būtų galima papildomai dėtis rankų apsaugas, kojų apsaugas, bet puolant piliakalnius ar pilis tas nėra aktualu, nes reikia daugiau judėti, o kiekvienas kilogramas tai yra laikas, per kurį patenkama į priešo tvirtovę. Tai va, tai toks būtų ginklo aprašymas. Na ir kadangi nusikalę esam, tai pats laikas būtų galbūt ir pavalgyti. Na ką, po tokios įnirtingos kovos ginklų pristatymo, pats metas užkasti. Tad ką valgydavo senovėje lietuviai? 14-15 amžiuje, dar seniau. Tai kaip matot, mano rankose ir burnoj varškės sūris su medum. Iš kur dabar tas varškės sūris? Yra užfiksuota kronikose, kad jau 14 amžiuje lietuviai dievams aukodavo ne bet ką, o varškės sūrį. Aukodavo tik tais pačius brangiausius dalykus. Ir kadangi pienas, sūris, varškė buvo ypatingai brangus, tai ant tų pačių piliakalnių, kol nevykdavo kovos, buvo atliekami ir aukojimo ritualai. Tad įdomu, ką dar valgydavo be varškės sūrio ir be pieno. Pagrindinis lietuvių maisto šaltinis tai buvo ropės ir įvairūs javai. Žinoma, galima medžioti gyvūnus, bet šventosiose giriose buvo griežtai draudžiama medžioti. Taigi maisto gauti būdavo dar sunkiau. Galima miškuose rinkti uogas, grybus, riešutus, žvejoti upėse, ar ne? Bet mūšiai pareikalaudavo labai didelių resursų. Na ir kad įsivaizduotumėt, karys keliaudamas į mūšį, jisai vedasi galvijus, tai šeimos nariai jau nelabai ką turi ir bevalgyti. O kadangi kraštas apaugęs miškais, būdavo bičių, tai medų lietuviai taip pat nuo seno jau mokėjo apdirbti, gamindavo įvairius gėrimus, na ir skanaudavo. Pamiršau paminėti, kad visą tai, ką aš dabar atlieku su šarvais,
galima atlikti ir karo muziejuje. Ir yra puikios edukacinės programos, kaip senovėje kariauta, ar tas pats su kryžiumi ir kalaviju. Nu, jeigu domina pilių gyvenimas, tai turime dar tokią edukacinę jaunasis karvedys. Tai manau, tą laikotarpį puikiai atliepia. Nu, tik maisto gal nepavaišinsim, bet atvykę iš kitų miestų, manau, kuprinėse tikrai rasite savo maisto. Na ką, baigiu pasistiprinti ir pats metas būtų tęsti mūsų kovą ir keliauti prie pirmosios jau mūrinės pilies Lietuvoje. Įdomu, kur jin buvo pastatyta. Tai kaip jau supratote, esame prie Kauno pilies. Tai yra pirmoji pilis mūrinė pastatyta visoje Lietuvoje. Na ir 1361 metais kryžiuočiai atvyksta išžvalgyti Kauno pilies, nustatyti apylinkės, kokio aukščio sienos galėtų būti, kokios storio sienos galėtų būti. Tai panašu, kad sienų plotis galėjo siekti ir 3 metrus. Sienų aukščio jau nebenustatysime, bet tikrai nemažas. Na ir išnikšninėję apylinkės nustatė, kiek maždaug karių čia galėtų būti ir kokias pajėgas reikėtų atsiųsti. Tiksliai istorikai nežino, kiek gynė Kauno pilį karių, bet vienas protingas mokslininkas nustatė pagal pilies plotą, kad čia galėjo tilpti apie 400 lietuvių. Tai vadinasi, priešų turėjo būti apie 4000. Na ir šitoje teritorijoje turėjo būti pastatytas ne vienas pastatas ginklams laikyti, maistui laikyti. Ir 1362 metais prasideda Kauno pilies puolimas. Tai dabar mes matome, vienas bokštas yra atstatytas, vienas bokštas neatstatytas. Iš viso pilis turėjo 4 bokštus turėti, bet kryžiuočių puolimo metu buvo baigti statyti tik tais 2 bokštai. Tai va, tai 2 bokštai net nebuvo baigti statyti. Na ir Kauno pilies puolimas prasideda maždaug kovo pradžioje. Reiškia, kryžiuočiai ruošėsi puolimui visus metus. Pirmiausia, kai kryžiuočiai atvyksta, išsilaipina savo karius, apsupa visą Kauno pilies ribą ir pradeda puolimą. Lietuviai iš pilies išeiti niekaip negali, nes priešų yra tiesiog gerokai per daug. Tai pilis yra apšaudoma įvairiais trebušetais. Lietuviai faktas, kad naudoja savo strėles priešą atbaidyti. Na ir po 2 savaičių maždaug puolimo, kada lietuviams tiek maisto, tiek ginklų atsargos eina į pabaigą, susiduria su dideliais sunkumais. Ir įdomus toks faktas, kad kryžiuočiai pradžioje puldavo pilį tik tais dienomis. Reiškia, nuo pat ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro yra puolama pilis, griaunama, šaudoma. Lietuviai per naktį sugebėdavo atstatyti padarytą žalą, sutaisyti pilį. Na ir kryžiuočiai iš ryto nubudę stebėdavosi, kad pilis vėl sutaisyta. Tarsi kokia stebuklinga. Tai galiausiai dar po savaitės, kada lietuviams baigėsi maistas, kryžiuočiai pradeda pilį pulti ir dieną, ir naktį, tada lietuviai nebeturi laiko, kada atstatinėti kryžiuočių padarytą žalą. Na ir galiausiai Kauno pilis buvo sugriauta. Tai va, tai galime pasižiūrėti, kokio aukščio ta siena išlikusi. Kiek čia tos vietos yra nedaug. Tarp kitko, kryžiuočiai buvo, kurie puolė Kauno pilį, buvo iš Anglijos, iš Prancūzijos, iš Italijos, reiškia iš visos Europos. Ir klausimas, kodėl mes tos kryžiuočius vadinam vokiečiais. Tai yra toksai anekdotas išlikęs. Kada lietuvis trenkia vokiečiui per šarvus ir sako, vokietis. Nu ir gimė, kad kietas tai vokietis ir tada vadinam kryžiuočius vokiečiais. Kada Kauno pilis buvo jau visiškai sugriauta, kryžiuočiai prisigrebė daugybę turtų, susipakavo daiktus ir išplaukė atgal savo laivais. Į nelaisvę paėmė dar likusius 40 lietuvių kareivių, tarp kurių galėjo būti ir kunigaikščio Kęstučio sūnus Vaidotas.
Bet jie nesitikėjo, kad lietuviai atkeršys kryžiuočiams. Ką padarė kitas Kęstučio sūnus, Vytautas Didysis su savo pusbroliu Jogaila, Žalgirio mūšį įveikė kryžiuočius. Na ir po to mūšio kryžiuočiai jau į Lietuvos pusę niekada ir nebežiūrėjo. O kadangi po Žalgirio mūšio priešo neturime, valstybė apsaugota, tai gyvuoja laisvė. Vienas iš Lietuvos valstybės simbolių yra mūsų herbas vytis. Kaip matome, tai yra raitelis sėdintis ant žirgo, kovojantis su priešu. Na ir savo laiku pirmieji vyčio atvaizdavimai buvo visai kitokie. Karys sėdintis ant žirgo turėjo tai vieną ginklą, tai kitą, tai ietį, tai kalaviją. Na ir susiklostė tokia padėtis, kad tai yra vaizduojamas mūsų valstybės valdovas. Kada Europoje atsirasdavo modernūs ginklai, modernūs šarvai, tai kaip mat mūsų herbe atvaizdas keisdavosi, uždedant tuos naujausius daiktus. Na ir galiausiai turime riterį su kalaviju, skydu ir puikiais 16 amžiaus šarvais. Žirgas neatsitiktinai atsuktas yra į kairę pusę. Būtent kryžiuotis, jeigu pažiūrėti žemėlapyje, Lietuva taip pat puola iš kairės pusės. Na ir pats žodis vytis yra kildinamas nuo žodžio vyti priešą, gainioti jį, išvaryti iš krašto, tai dėl to mes savo herbą ir vadiname vyčiu. Tai yra vienas iš seniausių herbų visoje Europoje, kurį mes pasididžiuodami galime pristatyti. Lietuviai stebėjosi ne tik stipriais vokiečių šarvais, neva tai buvo labai kieti, bet ir jų maistu. Kronikos yra fiksuojama, kad lietuviai stebisi, jog kryžiuočiai valgo kopūstus. Ir suprask, kaip jie nebus tokie stiprus ir galingi, jeigu pasisotina nuo žolės. Nu ir panašu, kad po kiek laiko kopūstai atkeliavo ir į Lietuvą. Tai toks įdomus pastebėjimas. Tai būtent kovų su kryžiuočiais metu Lietuvos galybė pasiekė savo piko viršūnę ir Vytautas Didysis įtvirtina Lietuvos valdžią nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Kaip mėgstama sakyti, nuo jūros iki jūros. Na ir kadangi priešas nugalėtas, nelabai turiu ką daugiau jums šitą temą papasakoti, tai manau, bus puikia proga susitikti kitose pamokose, kai pristatysiu kitą laikotarpį. Ate.